Edinburgo Hearts klubo garbę ginantis lietuviai Arvydas Novikovas ir Marius Žaliukas užsitarnavo tiek sirgalių, tiek komandos draugų, tiek trenerių pagarbą. Jaunasis Arvydas jau įrodė, kad ir kritinėse situacijose gali išlaikyti stabilų žaidimą bei 100% susikoncentruoti. Pagrindinėje sudėtyje 20-metis šiame sezone pasirodo retai, tačiau komandos vairininkas yra įsitikinęs, kad Arvydas jau netrukus privers ekipos senbuvis pajusti konkurenciją. Arvydas jaunas perspektyvus žaidėjas. Taip, aikštėje jis kol kas praleidžia nedaug laiko, tačiau jo priešakyje yra Davidas Templetonas, kuris šiame sezone puikiai rungtyniauja. Visgi praėjusią savaitę Arvydas Edinburgo derbyje išėjo likus 15 minučių, suorganizavo 2 pavojingas atakas, iš kurių viena baigėsi įvarčiu. Taigi, manau, jis greitai progresuoja ir aikštėje pasirodys dažniau. Gynėjas Marius Žaliukas jau antrus metus ryšį Hearts komandos kapitono raištį. Hearts strategas pripažįsta, kad lietuvis yra patikimas ir kitus žaidėjus užvedantis futbolininkas. Jo darbas gynyboje yra puikus, stabilumas ir organizuotumas yra jo stipriosios pusės. Marius geras žaidėjas, išmanantis tai, ką daro ir analizuojantis, kas vyksta aikštėje. Ne veltui jį išrinkome komandos kapitonu. Jaučiame jo lyderio savybės, o jis tuo pačiu jaučia atsakomybę. Mariui Žaliukui šiame sezone pasižymėti dar nepavyko, tuo metu jaunasis Novikovas tikslių smūgių nubaudė Aberdyno ekipą, kurios marškinėlius vilki Andrius Velička. Škotijos Premier lygoje taip pat rungtyniauja Valdas Starkys, kuris atstovauja Hibernian komandai. Marius Zaremba, Viktoras Radajevas, Sport 1 žinios + Kaunas.